Tai sveiki, tęsiam toliau savo sąmoningumo ir fizikos projektą. Tai aš esu Austėja, fizikos mokytoja ir šiaip matau gyvenimą per fizikos prizmę. Ir kartu su Simona, savilyderystės mentorė, ar ne, susibūrėm šitam projektui apie sąmoningumą ir fiziką. Tai šiandien mūsų tema yra viskas turi energijos. Tai apie energiją šnekėsim. Taip. Apie atsakomybę lygiai taip pat, kur energiją nukreipiam, ką darom, kaip čia viskas, žodžiu, nes kartais tai tikrai nėra tame sąmoningumo. Turim tokią didžiulę dovaną, jėgą didžiulę begalinę ir jeigu nėra tam sąmoningumo, tai ir gali būti, kad ją tiesiog išvaistom. Taip, tai tema labai svarbi. Taip. Tai praeitam video, praeitą kartą šnekėjom, kaip viskas yra viena ir viskas sudaryta iš dalelių. Na, ir tų pačių dalelių. Tai turėjom tušinuko pavyzdį, na, kad tušinukas sudarytas iš molekulių, kurios sudarytas iš atomų, kurie sudaryti iš protonų, elektronų, neutronų, kurie sudaryti iš kvarkų, ar ne, priėjom prie 3 pagrindinių dalelių, iš kurių viskas sudaryta. Ir padarėm tokią išvadą, kad tušinukas ir aš esam tas pats, ar ne, iš to pačio padaryti. Tai tos pačios dalelės. Bet čia kažkur atsiranda vis tiek skirtumas tarp tušinuko ir tarp manęs, ar ne? Nu vis tiek nėra tas pats, ar ne? Nu, mes ir matom ir viskas, ar ne? Tai nėra tas pats tušinukas, kuris yra kaip ir negyvas objektas ir mes patys žmonės, kurie esam gyvi objektai, nu, realiai nesam tas pats. Tai va čia, kur tas skirtumas ateina, ar ne, kaip mes jį galim apibrėžti, tai iš tiesų labai paprastai tas skirtumas apsibrėžia per energiją, ar ne? Ir ta energija, ar ne, kaip ir jau minėjau, pradžioj viskas turi energijos, ar ne, tai viskas, net ir šitas tušinukas, jis irgi turi energijos. Koks yra skirtumas? Tušinukas, jisai jos turi. Ką jisai daro su ta energija? Nieko. Jisai būna, ar ne, jisai turi energijos, jisai nieko nedaro su ta energija. Tiesiog jo dalelės, jos vibruoja, juda, ar ne, tai ta energija jame yra. Mes galim iš jo pasimti energiją, iš to tušinuko, ar ne, kažkaip jį elementariai, kas atsitiktų, jeigu sudeginčiau tušinuką. Nu, vat, kas atsitiktų, jeigu sudeginčiau tušinuką? Išsiskleistų. Ar ne, išsiskleistų šiluma, sušildytų mano rankas bent jau, ar ne? Tai mes tą energiją galim iš jo pasimti. Bet jisai pats negali pakeisti tos energijos, jisai jos turi, bet jisai nieko su jo nedaro. Tuo tarpu mes patys, ar ne, mes patys ar kiti gyvi organizmai, mes galim energiją transformuoti, ar ne, elementariai suvalgom kažkokį tai maistą, ir galim dėl to judėti, mūsų širdis gali plakti, mūsų plaučiai ar nejuda, mes kvėpuojam, mes galim atlikti visas tas funkcijas, mes tą energiją galim naudoti ir paversti į kitą energiją, ne, transformuoti. Tai mes tuo skiriamės. Ir čia labai svarbus skirtumas tarp mūsų, vienas dalykas ir negyvų daiktų, ką vadinam negyvais daiktais, nes jie patys, tiesiog tarsi nėra ten, tos sprendimo, jie negali priimti sprendimo. Tada imkim mes ir gyvūnai, kurie irgi vadintumėm, kad yra gyvi, bet jie savo energiją nukreipia tik į bazinius poreikius, išlikti, instinktų. Jie nukreipia energiją, jie juda tą maistą, kurį gauna, jie išnaudoja vis tiek išlikimui. Žmogus dar kitoj yra grandiniai, jisai turi sąmoningumą, tai reiškia tą visą energiją, kurią aš gaunu iš maisto, iš rūpinimosi savim, suprantant, kaip aš veikiu, sąmoningas žmogus gali nukreipti dar energiją į kūrybą ir kurti gražius dalykus ir tą energiją dauginti. Nukreipti į kūrybą, o ne į destrukciją, nes energiją galima nukreipti ir į destrukciją, kai nėra sąmoningumo. Tai man čia toksai labai gražus momentas tame, kad tokią dovaną mes realiai turim. Energiją. Visi turim tą pačią energiją. Kaip mes savo sąmoningais sprendimais, kur aš ją naudoju ir ką aš su tuo darau. Ir pastebėjau, kad, tarkim, kadangi vedu daug asmeninių sesijų žmonėms, psichologijos kontekste dirbam su traumom, emocijų tas paleidimas.
Ir jeigu nėra krypties pas žmogų, nu ko gyvenime nori, tikslų, svajonių, tai ta atsipalaidavusi energija, nu įsivaizduok, mes nueinam atpalaiduojam kažkokią traumą, nes prieš tai visa energija buvo saugoti. Nu, žodžiu, kūnui tai reiškia pavojus, ane, instinktas, tai saugosiu. Ir mes atpalaiduojam tą energiją, perrašom, nueinam per kūną, per kvėpavimą, per viską, ne? Ir mentaliai pasižiūrim požiūriu, iš kito kampo pasižiūrim tą problemą, atsipalaiduoja tą energiją, galvoju, o geras, tai ko laikiausi, man nebereikia laikytis. Ir jeigu aš neturiu tikslų, kur aš sąmoningai tą energiją nukreipsiu, tada tie žmonės užstringa, tiesiog pastebiu, toliau nori eiti į dar didesnės vaikystės ten tas traumas ir užsisuka ten toj analizai. Ir čia yra tas toksai įsitikinimas, kad kai viską praeitį išspręsiu, va tada kažkaip gyvenimas nušvis. O čia yra ta vieta, kad aš vis daugiau per visas praktikas susigeneruoju energijos, atlaisvinu jos, bet jeigu nėra tikslų, svajonių, savirealizacijos krypties, visa ta energija nueina į savidestrukciją. Ir būna, kad po tam tikrų praktikų žmonėms suintensyvėja bloga būsena. Sako, wow, kiek ten visko iškilo. Taip, nes nėra tikslo ir krypties, kodėl aš tą energiją atpalaiduoju. Ar ne? Ir man tas sąmoningas žmogus yra apie tai, kad aš suvokiu, kokią turiu dovaną. Ir jeigu aš neturiu tikslų, svajonių, tai aš nevertinu tada tos dovanos. Nu, tiesiog lieku vėlgi tokiam gyvenu kaip ir gyvūnas instinktų lygmenį. Ir prisimenu budistų vienuolės tą pasakymą, kad įvertinkite kiekvieną savo brangią akimirką, ką jūs sąmoningai su ja darote. Ir aš praėjusio dabar daugiau laiko vis labiau suprantu, apie ką bandė ta vienuolė pasakyti, kai aš buvau mokymuose pas ją ten prieš 6-7 metus, kaip ten sąmoningai yra vis tik nukreipiama energija. Pavyzdžiui, laisvu metu stovi parduotuviai eilėj. Nesąmoningai, nu tai gali generuotis visokios tenai mintis, kodėl čia tiek ilgai stovim, kodėl čia tas, anas. Nu, automatinės mintis, kurios yra apie instinktyvų tokį išlikimo vaidmenį, ne? Tai reiškia, instinktai visą laiką ieškos grėsmės kažkokios, kas nėra gerai, ne? Kas nėra gerai ir šiaip išmokstam bambėti, ten dar kažkas. O ką daro praktikuojantis žmonės, jie, pavyzdžiui, tuo laisvu metu meldžiasi, kartoja mantras, linki kitiems laimės. Tai reiškia, kad protas vis tiek kažką veikti nori, tik jam duodi kitą žaislą. Ir va, to negali gyvūnai padaryti, ne? O žmogus gali. Žmogus gali sąmoningai suvokęs šitą, kad aš turiu energijos, nukreipti ją tuo laisvu metu į tą kūrybą galų gale. Nu, nes žinant, kad vis tiek ta energija kažkur eikvosis. Ir aš kaip pavyzdį, žinai, pastebėjau, kai mes kopiam į kalnus su vyru ir būna momentai, kur jau yra sunku. Kažkoks nuovargis susikaupęs ir realiai pradedu bambėti viduj tenais. Kodėl vėl čia taip anksti keltis, kodėl čia šalta, kodėl čia dar kažkas, viskas čia labai sujautrintai viskas patampa. Ir kai aš vis tiek ugdau tą labai sąmoningumą savo pojūčiams, kas vyksta mano vidiniam pasaulyje priklausant nuo minčių, aš matau, kad man su kiekvienu žingsniu po tokių minčių darosi dar sunkiau. Dar sunkiau. Ir kai šitą pažįstu jau, aš pradedu kartot, kai jau matau, kad vis tiek apie kažką pozityviai, kur reikia įdėti energijos, analizai, neturiu jėgų tuo metu galvoti. Bet aš ką galiu tuo metu daryti, sakau, kažkas meldžiasi, aš kartoju ten, turiu savo Ho'oponopono mantrą kartoju, pavyzdžiui. Bet aš jie antiek yra pas mane įprotis jau nuo 2011 metų. Tai aš tiesiog ją pradedu ir matau, kaip pradeda keistis, tai nereiškia, kad tas nuovargis visiškai dingo, bet kaip keičiasi subtiliai ir atsiranda energijos. Kažkaip žiūrėk, nebepastebiu, kaip lipu, kaip jau čia atstumas kažkoks yra nueitas. Tai man labai žavu šitas visas, ką mes kalbėjome apie šitą energiją, va tie tokie atradimai,
ką tu dabar sakai, gyvi, negyvi daiktai, suvokti, kad mes esam čia net dovana, kad viskas turi energijos, bet mes kaip žmogus galim sąmoningai tą dovaną dar nukreipti. Taip, iš tiesų tai jo, labai tas, kur mes, nu, vat viduje, ar ne, tu pasakoji, kokius mes atrandam, kaip galim tą transformuoti energiją, ar ne, tai žmonės iš tiesų, tai čia toks sąmoningumas, bet iš esmės žmonėsgi moka ir išorinę energiją, ar ne, panaudoti visą tai, ką mes naudojam, ar ne, vien ir tai, iš esmės tas energijos atradimas tokio kaip, ar ne, šaltinio, kad mes ją galim imti, transformuoti ir naudoti, tai, nu, visa civilizacija ant to pastatyta. Na, tai net ir išoriškai atrodo, mes mokam paimti iš esmės vienintelis šaltinis, iš kur mes taip gaunam energijos, tai yra saulė, ar ne? Visa kita yra pasiversta, transformuota vienaip ar kitaip, ar ne? Ar mes ten tiesiog iš saulės elektrą įmam, ar mes užsiauginam medį, kurį nukertam, sudeginam, gaunam šilumą ir iš to, ar ne? Tai viskas yra apie tos išorinės energijos transformavimą ir kiek mes kokią civilizaciją pastatėm iš to, kad mes galim transformuoti tą energiją, kuri yra aplink mus. O jau tai, ką tu šneki, man atrodo, mes šnekam apie tai, kaip mes vidinę, savo, ar ne, tai jau per save, ne, kur dar, kaip čia, galim dar tą tokią aukštesnę kažkokią civilizaciją kurti ar kažką, ar ne, kur mes jau net ir vidinę savo energiją mes galim pasirinkti, kaip ją transformuoti, ne tik tai, kas yra aplink mus, bet kas yra ir viduj. Čia tu tokį gražų dalyką dabar pasakei, tai išorinė energija saulė, pradėkime, ne? Čia yra jau atsakomybė ir per maistą aš irgi energiją galiu gauti per savo mintis, per tą. Aš truputį atsiprašau, bet tą per maistą. O iš kur maistas gavo? Jo, tai vis tiek saulė. Jo, bet aš taip, rezultate vis tiek saulė, tai tu dabar tą, kaip pasakei, man... kas eina sąmoningumo keliu, yra išbandę kažkokias meditacijas, tai labai daug kur girdžiu saulės meditacija, taip ir vadinasi, saulės meditacija. Sako, geriausia meditacija, išeini į lauką, pasivaikščioti ir susijungi su saulė, jauti jos šilumą ir įsivaizduoji mentaliai, kad tu geri tą energiją jos. Ir kad vyksta valymas tavo kūno, vyksta transformacija, bet vėlgi be sąmoningumo tai neįvyks. Žinai, mes tiek turime daug resurso išorinio ir jeigu aš tik vėlgi pasimsiu tą saulės energiją, bet nėra sąmoningumo, ką aš su ją noriu daryti, prasideda ir įvairios netgi ir psichosomatinės ligos. Yra stiprių praktikų, kundalinį, pavyzdžiui, jogos praktika, kvėpavimai, ten visai endokriniai sistemai ir būna, kad suaktyvėja kažkokios tai ligos. O tas ir yra, kur įsileidžiam tos energijos, bet yra daug energijos ir aš negebu jos valdyti, tai tada nueina į savidestrukciją. Sakau, tai, kad tu papasakoji, kad ir išorinę dar energiją galim sąmoningai pasirinkti, pasiimti, bet vėlgi kokioje aplinkoje esu, tarp kokių žmonių, ir labai šitą galim, ar ne, vertinti atsakomybę. Tiesiog čia tas žodis man eina atsakomybę, suvokiant tą energijos dėsnį, ir kad saulė, kaip tas pirminis šaltinis, iš tikrųjų net gydantis iš įvairių traumų asmeninių, kai mes norim meilės iš išorės, pritarimo iš išorės, juk esmė ir yra atsistoti tą tokią vidinę ašį, tai vadinasi, iš kažkur aš kitur turiu tą meilės šaltinį nukreipti dėmesio. Nebe kad mama, tėti mane mylėk, darbdavy, kolegos, žodžiu, kai krūva reikalavimų aplinkai, ane? O čia ir yra susijungti su to pirminiu šaltiniu, kad, nes proto lygmenį instinkto atrodo, kad man išlikimo tos visos programos, man reikia bendruomenės, man reikia žmonių, aš nesakau, kad to nereikia ne? Bet suvokiant tą platesnį kontekstą, kad mano galia auga per susikuriant tą, kiek daug yra to, susijungti su prigimtiniu šaltiniu. Ir kiek ten yra energijos. Žodžiu. Man dar labai irgi tas kelis kartus paminėjai, kad labai gali pasimti tos energijos, ar ne, bet jeigu nenaudosi kažkaip jos tikslingai, ar ne, jinai ten gali destruktyviai arba kažkaip, tai čia irgi labai, jeigu tai iš fizikinės pusės žiūrint, apie tą patį energijos tvermės dėsnį, ar ne, kur, kad energija, jinai, jeigu mes turim kažkokią tai uždarą sistemą,
izoliuota sistema, energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, ar ne? Jinai gali būti tik tai paverčiama iš vienos rūšies į kitą, ar ne, galim tik tai transformuoti. Tai jeigu mes pasiemam tą energiją, ar ne, mes kaupiam tą energiją, tai jinai negali niekur dingti. Jeigu mes jos nenaudosim, jinai tiesiog kaupiasi, ar ne, kaip yra naudojama energija ir yra ta kaupiasi potencinė kažkokia energija, ar ne, ir ta energija, jinai gali kauptis, elementariai. Jeigu mes iš maisto gaunam, ar ne, energijos iš maisto, nes žmogus iš ten daugiausiai gauna kažkiek iš saulės, bet tos gal dar nesam tiek įvaldę, bet iš esmės iš maisto, ar ne? Tai kas būna, jeigu aš suvalgau daugiau negu išnaudoju? Tai viskas kaupiasi, į masę kaupiasi, ar ne? Energija kaupiasi į masę. Tai va šitoj vietoj irgi, jeigu pasiemu daugiau negu aš paskui ją naudoju, tai jinai kažkur mūsų organizme kaupiasi. Ne? Ir tai gali kauptis kaip, tiesiog papildoma masė, bet tai gali pradėti kauptis ir kažkokius tai, nebūtinai gerus darinius, ar ne, organizme, nes vis tiek, jinai negali niekur dingti. Jeigu mes ją laikom ir jos nenaudojam, tai jinai ten ir sėdi, ar ne, ta energija tokia užspausta. Va šitoj vietoj irgi labai iš tos net ir mokslinės fizikinės pusės toks atrodo paprastas, kur turbūt, nežinau, gal pradiniai mokykloje, gal ne pradiniai, bet jau kokioj 5-6 klasėje išmokstamas energijos tvermės dėsnis, ar ne, ir toks paprastas dalykas, kuris, net ir šitoj vietoj, jis tai yra teisingas, ar ne, kad tu turi tą energiją naudoti ir keisti į kitos rūšies kažkokios, ar ne, kokios rūšies, tai vėl čia yra pasirinkimas, ar ne, atsakomybė, kokią rūšį pasiversi tu ją. Ir kai supranti dėsnius, kaip tai veikia, tai va, čia jo, tas sąmoningumas ir reikalingas. Vat dabar psichosomatika, juk jeigu irgi pasižiūrėsim tai, kad tu dabar dalinaisi apie svorio augimą elementariai pasakei, bet tai ir psichosomatika paaiškina. Tarkim, kad jeigu žmogus bijo save realizuoti, bijo įti priekį, bijo įgyvendinti savo idėjas, ir tarkim, nutinka ten kažkokia kojos trauma ir tarsi negali daryti, negali. Tai visa ta energija, kuri galėtų būti nueiti į kūrybą, jinai nueina į pagalbą žmogui to nedaryti. Nes, žodžiu, kaip ten, mano noras visatai įsakymas, ane? Tai čia kaip su auksinė žuvelė. Okei, tai mes tą energiją tada nukreipiam į tave sustabdyti ir dar turėsi labai gerą argumentą to nedaryti. Šiaip čia yra paradoksas, nes psichosomatikui tai, tam, kad pasižiūrėti, apie ką, pavyzdžiui, yra liga, kokia yra žinutė, tai tiesiog nueiti ir pažiūrėti, ką man dabar tai reiškia, nuo ko mane, pavyzdžiui, stabdo. Jeigu tai, tarkim, būna kažkokios odos ligos, tada nesinori, pavyzdžiui, eiti visuomenę, tai kažkur bus gėda savęs, nepriėmimas savęs. Toks viskas, ta vis tiek energija tada nueina nes jinai turi, būtent viskas turi energiją ir jinai vis tiek transformuojasi, jinai juda, ir ta galinga energija, jeigu mes neinam, manau, kad čia yra labai didelis sąmoningumas, nes reikalingas, nes mes tuo ir skiriamės nuo gyvūnų, kad mes suvokimas to sąmoningumo, kad aš turiu energiją, turiu didžiulį įrankį ir kur aš ją nukreipiu ir pradėti pastebėti, kas mano energiją atima, o atims negatyvios mintis, negatyvus įsitikinimai ir kur aš tą energiją nukreipiu. Ir geriausia, pavyzdžiui, netgi tie žmonės, kurie medituoja, užsidaro tenai olose, jie irgi nėra, kad jie nieko neveikia, jie visą tą energiją nukreipia į Dievą. Ten, koks yra darbas, nėra, kad sėdi ir medituoji, nes medituoti ten yra, koks stiprus, čia turbūt man aukščiausias toks energijos nukreipimas, kur tu netiesiogiai dirbi su žmonėm, bet tu visiškai keiti visą tą energetinį lauką, kuriame mes gyvenam, žmonijos tą lauką. Tai man. Dar taip šiek tiek grįžtant į pradžią, kai šnekėjom, ar ne, kuo skiriasi tušinukas nuo mūsų, kuo skiriasi, ar ne, gyvas, negyvas objektas. Tai jeigu negyvas objektas yra tas, kuris turi energijos, bet nieko su ja nedaro, gyvas objektas yra tas, kuris geba pasimti ir transformuoti energiją, tai iš esmės, jeigu mes to nedarom, tai mes kaip ir
nebegyvas objektas patampam. Nes šitoj vietoj. Arba dar vis tik gyvas objektas dar skirčiau, pavyzdžiui, gyvūnus, kurie neturi, mano šuo nėra, kad dabar norėtų ugdyti savo charakterį. Kažkokią savybę, ne? Tai ten nėra tokio sąmoningumo, o žmogus tai gali daryti. Tai mes patampam gyvūnų, galbūt labiau taip sakysiu, gal tušinukų nepatapsim negyvo objektų, kuris visiškai nenaudoja energijos, nes tada jinai bus jau ta energija, jinai tiesiog nueis į psichosomatiką. Jinai vis tiek nueis, nes žmogus ir yra kūrybinė energija duota kurti. Arba patampam gyvūnų, tai reiškia tik tai tenkinam instinktus, tai reiškia malonumo, ieškom tik tai, žinai, pinigus uždirbti tam, kad juos ten išleisti kažką malonumui, alkoholį, priklausomybės prasidės ir taip toliau, nes nėra kūrybos. Tai va, patampam realiai tokiu, neišnaudojam tos dovanos tokio sąmoningo, patampam, gyvenam tiesiog tokiu dėl instinktų. Tai keičiam tik tai tiek, kiek, kaip čia, instinktyviai, ar ne, gali keistis. Austėja, pasidalink, kaip tau šita tema, nes mes jau apie ją kalbėjom ir jau kalbėjomės su tavim, praėjo šiek tiek laiko, ne, kažkur prieš mėnesį nepilnai kalbėjom dviese. Ar tau per šitą laiką, kokius tau suvokimus asmeniškai davė šita tema paliesta? Šita paliesta apie energiją, ar ne, kokius suvokimus? Nežinau, čia šita vieta, kurią reikės iškirpti. Ne. Wow, kokius... Gerai, aš pasakysiu savo, nes man tikrai labai, žinai, tu iš esmės gyveni, eini meilės keliu. Aš suprantu, kad tau galėtų būti sunku tas klausimas, nes atrodo, bet dabar gal sąmoningumo tame atsiras. Tu iš esmės, tu vis tiek turi krypti į tą šviesą ir meilę. Žinai, nėra to kito varianto, tu eini, tai tu vis tiek kreipi tą energiją į meilę, kad tu prižiūri savo vidinę tą švarą, žinai, tai tiesiog man po mūsų pokalbio aš tiesiog tikrai pradėjau dar labiau stebėti, pertraukas tas tarp kažko veikimo, apie ką yra mano mintis. Apie ką yra mano mintis. Ir dar labiau pradėti tą tokį prisimti atsakomybę, o ką aš kuriu. Baimės, įtampas, ką aš kuriu. Tas toks labai man stiprus atsakomybės suvokimas buvo ir labai aiškiai supratau, tikrai ten dar padirbau su savo svajonėm, tikslais ir savirealizacija, kad aš tai nėra daryti praktikas, kažkuriuo metu visas praktikas darom, kad pabėgti nuo skausmo, kad jį išspręsti, kad nebeskaudėtų. Tarsi tikslas patampa, kad nebeskaudėtų, paleis skausmą. Bet kažkurioje vietoje turi vykti tas pokytis, kad kai aš paleisiu šitą skausmą ir man nebeskaudės, ko aš tada noriu iš savo gyvenimo. Tai man tas kūrybos labai aspektas, kad tas tikrai prisimti atsakomybę, tau padovanotas yra gyvenimas, sąmoningumas, atkurti tą energiją ir ją nukreipti ir ką mes kūrėme savo gyvenime. Man tai iš tiesų gal labiau siejasi ir su tuo praeitų mūsų video, ar ne, kur ir viskas yra viena, man gal iš to net, man jie šiaip abu labai susiję, ar ne, nes viskas yra iš tų pačių dalelių ir mes, tiesiog keičiamės, ar ne, ta energija aplink mus yra iš kažkur pasiemam, kažkam atiduodam, ar ne, visas tai, man gal tokio tiesiog paskutiniu metu man tiesiog gaunas tas toksai ėjimas į supratimą, kaip aš esu susijusi su aplinka labiau, ar ne? Ir irgi apie tą, kad ką aš pasiemu ir ką atiduodu, ne, tą tokį daugiau irgi galbūt labiau atsakomybę savo aplinkos priežiūrai. Ar ne? Ir tokį tą, net sunku iš tiesų įžodinti šitą vietą, bet apie tą supratimą, kur elementariai taip, ar ne, atrodo, aš ten valgau kažkokį maistą, bet kaip iki jo ten atėjusi ta energija, kur galiausiai iš saulės, visa ta grandinė man kažkodėl labai tokio duoda vientisumą, viso mūsų aplinkos pasaulio tokį vientisumą, ar ne, kur paskui aš irgi suvalgysiu to maistą ir aš tą energiją paskui vėl kažkam toliau perduosiu, ar ne, tai tokį, apie tai, kad, ar ne, toks grožis ir šiluma, ar ne, kur aš pasiemu ir atiduodu, ar ne, o ne
taip gabaliukais, ar ne, čia kažkokia čia energija, čia pliopt, aš tada kažką išmečiau, ar ne, tokio, tai va turbūt apie tai labiausiai, ar ne, tokį tą flow pamatymą. Aš girdžiu tokius, kaip aš įžodinčiau, tai pagarba tai vat būti visatos dalim ir iš to dėkingumo tas jausmas, aš su pagarba ir nuolankumu priimu šitą visą kelionę ir suprantu savo atsakomybę tame, tai čia labai. Taip, va būtent apie tai, ar ne, tas taip, ta vat pagarba, nuolankumas, tas toks dėkingumas, kad aš esu to dalimi, nesu kažkoks atskiras blopas, toks gabalėlis atskiras, esu tiesiog dalimi, ar ne? Tai budizmas ir išskiria, kad viena iš kančios priežasčių, kai tyrinėja tas kančios priežastis, tam tikras išėjimo iš to, yra neišmanimas. Neišmanimas, ignoravimas šitų dėsnių pažinimo. Kai aš tiesiog gyvenu, matau, va, tik tai tiek, kiek matau, o tai, apie ką mes dabar šnekam, ir yra, kai išplėti nebegali atmatyti to. Ir tada tiesiog tik atsakomybė belieka prisimti ir pamatai, nu, koks yra, va, tai, ką tu sakai, grožis, kokio mes didelio dalyko esam dalis ir kiek dar mes ten visko nesuprantam ir gal ne mūsų tam mažam protui viską suprasti, bet nu, galim gilėti, žavėtis ir tai yra per tą būseną irgi nu, kurti gražius dalykus prisiemant atsakomybę. Nu va, fainiai. Tai matyt, kad viską šitoj temai pagrindinius dalykus gal ir palėtėm, ar ne? Taip. Ir tai susitiksim. Kitoj temai. Kitoj temai. Ir va, iki. Iki.